Šiandien užstrigau ties tokiam 3 eilutėm iš Biblijos. Gerąją to žodžio prasme užstrigau, kad tiesiog jos man pasirodė įdomios. Tai skaitau dabar Ozėjo knygą, 6 skyrių. Tai aš iškart ir paskaitysiu tas 3 eilutės. Nuo 3 iki 6. Pažinkime, verškime pažinti viešpatį. Tikrai jis ateis pas mus, kaip tikrai ateina aušra. Jis ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvėjai lietus, pagirdanti žemę. Ką man daryti su tavimi, Efraimai? Ką man daryti su tavimi, Judai? Jų dviejų meilė kaip rytmečio debesis, kaip anksti krintanti rasa. Todėl skaptuosiu jūs per pranašus, žudysiu savo lūpų žodžiais ir mano nuosprendis nutviks kaip šviesa. Aš noriu ištikimos meilės, o ne aukos. Ir Dievo pažinimas man mielesnis negu deginamusios aukos. Va. Ir man patinka iš tikrųjų, kai Dievas lygina kažkokius gamtos reiškinius su mūsų vidum, elgesiu, su mūsų visų žmogiškumu. Man kažkaip tada pasidaro aiškiau, kai jisai panaudoja tos gamtos reiškinius. Ir čia, matau, toks sugretinimas yra. Dievas atkreipia dėmesį, kad yra gamtos reiškiniai, kurie yra pastovus, užtikrinti. Ir yra tokie, kurie yra nepastovus. Tai čia, pavyzdžiui, sako, tikrai jis ateis pas mus, Dievas. Kaip tikrai ateina aušra. Tikrai, sako, 2 kartus. Nes taip nebūna, kad neteitų aušra. Visada būna naktis, kad ir kokia tamsi, kad ir kokia ilga, vis tiek kažkada ateina aušra. Ir tada yra kiti reiškiniai, kurie yra lygiai tokie pat tikri, jie vyksta, bet jie yra tokie nepastovus. Gali būt, gali nebūt. Pavyzdžiui, arba gali labai trumpai būt. Nėra pastovumo. Kur čia dabar tas apie tą debesį? Jų dviejų meilė kaip rytmečio debesis. Tai gali būti, jis gali nebūt, gali išsisklaidyti. Arba kaip anksti krintanti rasa. Rasa irgi pabūna ir po to išgaruoja tiesiog. Jo, ir man labai patiko ir užstrigo šitas sugretinimas. Ir aš pagalvojau, kad čia, kadangi kalba apie meilę, ir mes dažnai, mus taip visuomenė suformavo, kad meilė yra būtent jausmas kažkoks, malonus, geras, drugeliai, pilve ir panašiai. Ir tie jausmai gali būti labai nepastovus, kaip ir rasa. Jie yra tikri, mes juos jaučiam. Negali pasakyti, kad jie netikri, bet jie gali išgaruoti, kaip ta rytmečio rasa. Kai jau tik biškį pakaitina gyvenimas, jie paima ir išgaruoja. Tai man patiko šitas sugretinimas, kad Dievas ne tokios meilės nori. Ne tik tai, kad tai būtų jausmai be valios. Jausmai yra gerai, viskas okei. Bet jeigu tai yra tik jausmai, tokie greit išgaruojantis, tai Dievas sako, kad ne to jam reikia. Jis sako toliau 6 eilutėje, aš noriu ištikimos meilės. Čia kažkada užsirašiau. Aš noriu ištikimos meilės, o ne aukos, ir Dievo pažinimas man mielesnis negu deginamosios aukos. Tai Dievo pažinimas, būtent, kai išgaruoja tie jausmai, nes taip tikrai dažnai būna ir man, ir nebejoju, kad visiems, kad taip tu myli Dievą, bet būna tiesiog dienų tokių, kur tu nenori nei melstis, nei ateiti, nei skaityti žodžio, ar dar kažko veikti tokio su juo. Tai ta ištikima meilė, aš manau, ir yra, kai net kai tie laikiniai jausmai išgaruoja, kai nesinori ateiti pas jį, tada ta ištikima meilė dar turi valią. Ir ta valia pasirenka vis tiek, net ir tiem jausmam išgaravus, ateiti ir sėdėti prie Jėzaus kojų. Ir iš esmės šitą rytą, aš kai atsibudau, buvo vienas irgi iš tų rytų, kai man buvo labai sunku ateiti prie Dievo kojų. Ir tiesiog mano mintis kažkur skraidė kitur ir aš nenorėjau ateiti ir sėdėti ir skaityti Dievo žodžio ir kalbėti su juo.
norėjau būti kitur, bet atėjau, nes aš jį myliu ne tik kažkokiais laikinais jausmais, bet aš jį myliu ir savo valia. Tai tas vienas iš pagrindinių įsakymų, kuriuos Jėzus išskyrė, tai kad ir mylėkite savo viešpatį Dievą visą širdimi, visų kūnų, visą sielą, visomis jėgomis ir savo artimą kaip save patį. Tai vat viskuo, ne tik jausmais, bet vat ta valia, kurią aš irgi myliu Dievą, mane kaip ir atnešė, va dabar, kur čia sėdžiu, atnešė mane skaityti Dievo žodį ir jau kai pradėjau skaityti, va kai priejau prie šitų eilučių, tada jos labai paglostė mano širdį, nes tai kaip ir prašneko man asmeniškai, kad jo, Rugilė, aš žinau, kad tu nenorėjai pas mane šiandien ateit, bet tu pasirinkai pas mane ateit net ir neturėdama tų kažkokių jausmų, kurie tave vedė pas mane. Ir kai supratau, kad Dievas šneka man vat būtent per šitą žodį dabar, tai tada atsirado ir tokie malonūs jausmai, kaip priedas, kaip dovana iš Dievo. Nes aš supratau, kad jisai manim džiaugiasi, kad jis manim patenkintas, kad aš pas jį atėjau. Jis tai patvirtino per savo žodį. Tai va, tiek pamąstymo gal šiandienos, kokia yra ta ištikima meilė, kad tai yra ne tik jausmai, bet tai yra jausmai plus valia. Ir visai būna. Kartais būna jausmai, kurie atveda prie Dievo žodžio, o kartais jų nebūna ir būna valia, kurie atveda prie Dievo žodžio. Ir tada atsiranda jausmai. O kartais ne iš karto, kartais daug vėliau. Ir visa tai yra gerai. Kad ir kas atvedė jūs šiandien ryte prie Dievo žodžio, nebejoju, kad Dievas džiaugiasi jumis ir kaip Hebrajų 6, man atrodo, skyriui 11 eilutėj parašyta, kad ieškantiems jo jis atsilygina.